Hau, 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 mėly vakaro žvaigždelės gerbėjai. Ar pasiilgote naujos pasakaitės? Meški, ar tu jau pasiruošęs? Gerai, skaitome. Pasakaitę, kaip visada, dovanoja žurnalas Vakaro žvaigždelė. Artūras Rulinskas. Zuikis Pūkis mokosi dirbti. Į ąžuolinės mišką atėjo pavasaris ir miško gyventojams atnešė puikią nuotaiką. Oi, kaip man gera, kad jau pavasaris gulėdamas ant sausos žolės miško pakraštyje mąstė savo Zuikis Pūkis. Dabar gulėsiu, tinginiausiu, šildysiu saulutėje ir rūpesčių neturėsiu. Vis dėlto pavasaris Zuikiui atnešė ne tai, ko jis laukėsi ir tikėjosi. Gulėdamas pievoje prieš saulutę, Zuikis Pūkis pajuto, kad kažkas po jo juda ir jam kailį šiaušė. Truputėlį išsigandęs Pūkis pašoko ir pažiūrėjo, kas čia dedasi. O ką jūs čia darote? Trukdote man ilsėtis? Zuikis kreipėsi į skruzdėles, kurios dėl kažkokios priežasties pasirinko tokį keistą kelią – keliauti ir nešti savo nešulius po juo. Kaip ilsėtis? Pakėlusi į Zuikį galvą nusistebėjo viena skruzdėlė. Tokią dieną kaip ši yra pati geriausia darbus dirbti. Tai mes ir einame šiuo taku, nešam statybinės medžiagas savo daugiabučiui namui statyti. Gerai, kad susipratėjai pasitraukti. Ką jūs darote? Dirbate? Nusistebėjęs paklausė Pūkis. O kas per dalykas yra tas darbas? Zuikiui Pūkiui, kuris dar buvo jaunas, net 1 metų neturintis Zuikis, toks dalykas kaip darbas buvo nelabai suprantamas. Iki šiol jis tik bėgiojo, žaidė. Kita vertus, daug bijojo ir labai saugojosi plėšrūnų. Laimiai, skruzdėlės buvo protingos. Sutikusios tokį paiką Zuikį nusprendė jį pamokyti. Pūki, tu visų pirma pasistatyk namus, paskui į juos prisinešk maisto, tada sukurk šeimą, o paskui pagal padidėjusios šeimos poreikį padidink namus ir dar prisinešk maisto. Apskritai sugalvok, ką veikti, kas ne vien tik tau naudą duoda, bet ir kitam yra gera pagalba. Tada būsi laimingas ir tu, ir tavo pati bei vaikai. Patarė jam skruzdėlės ir nenorėdamas daugiau gaišti laiko plepalams, nukeliavo vorelę nešdamas statybinės medžiagas ir maistą. Skruzdėlės sako tiesą, nusprendė Zuikis. Užuot visą dieną gulėjęs, einu kokį darbą padarysiu. Taigi pirma man reikia savo gulyklą geriau išgulėti, daugiau sausos žolės prisinešti ir stogą užsidengti, o paskui nubėgsiu į kaimą, gal ko valgomo rasiu. Ištripė Zuikis savo gulyklą, pradėjo tempti sausą žolę ir šakas nešti, o tada išgirdo, kaip medyje kranksi varna. Ką, Zuiki, čia darai? Be net trobą stataisi? Aš renku šios dienos naujienas. Aš esu miško žurnalistė. Ruošiuosi miško gyventojus informuoti apie pačius svarbiausius dienos įvykius. Štai jau turiu vieną. Zuikis Pūkis miško pakraštyje, vienoje gražiausių vietų, be miško tarybos leidimo statosi trobą. Varna, tu negali šitokios naujienos miško gyventojams skelbti, tarė Zuikis. Juk ir lapė ir vilkas, sužinojęs, kur aš gyvenu, ateis ir išpuls mane. Na, tuomet tau padėti negaliu, atšovė varna. Toks jau mano darbas. Tai pasakius nuskrido į mišką paskelbti pačios naujausios naujienos. Nelabai man kas išėjo iš to darbo. Teks dabar kraustytis iš šios vietos, pradėjo savo mąstyti Zuikis. O gal man dirbti, kaip skruzdėlės sako, kad savo darbu galėčiau kitam padėti? Kaip tarė Zuikis Pūkis, taip ir padarė. Nubėgo į mišką ieškoti, kam čia galėtų padėti, nes pačiam juk nei trobos, nei maisto atsargų reikėjo. Užteko gulyklos ir šviežios dygstančios žolytės. Sveikas, pusbroli, pamatęs Zuikį Pūkį, tarė triušis Šerlis ir paprašė, ar galėtų man šiek tiek padėti? O kuo aš galėčiau tau padėti, jo paklausė Pūkis. Nubėk štai ten ant to kalnelio ir pažvelk į mano urvą.
Man įdomu, ar matyti, kaip aš lendu į landą ir lauk iš savo urvo landos. Man juk svarbu, kad manęs ir mano šeimynos nepastebėtų plėšrūnai ir visokie plepus paukščiai, todėl šį urvą stengiuosi išrausti taip, kad jo nesimatytų nei iš arti, nei iš toli, jam kalbėjo pusbrolis Čarlis. Viskas gerai, atbėgęs nuo kalnelio, Čarliui tarė Pūkis. Tu čia gali saugiai gyventi, niekas tavęs nepastebės. Ačiū pusbroliui už pagalbą ir gerą darbą, padėkojo Čarlis ir įlindo į savo urvą. Kaip čia išeina? Aš kitam patardamas padariau gerą darbą? Kitam padėti, patarti reiškia dirbti, apsidžiaugė Pūkis ir linksmas nubėgo į mišką žalios žolės ieškoti, supratęs, kad kitiems miško gyventojams gali būti naudingas. Man atrodo, kad mano darbas nuo šiol bus padėti kitiems miško gyventojams, pradėjo savo svarstyti Pūkis. Man pačiam nedaug ko reikia, bet jeigu kam nors reikės kokio nors patarimo, kur nors žinią nunešti, o gal kam reikia draugo pasišnekėti, aš kaip mat atbėgsiu ir pagelbėsiu. Na, o dabar bėgu į kaimą, gal ką nors kramtomą surasiu. Taip zuikis Pūkis nusprendė ir nurūko. Klausimas apmąstyti, mėly vaikai. Mažasis skaitytojau, o kaip tu mokaisi dirbti? Kas yra tavo darbas namuose, kuriuose gyveni? Šiandien labai pravers tavo pastangos ir įprotis dirbti. Kad ir mažą darbelį, o užaugęs darbu ne tik užsidirbsi pragyvenimui, bet ir kitam žmogui, stokojančiam ar pagalbos prašančiam, galėsi padėti. Biblija mus to moko. Geriau būti paprastu žmogumi, turinčiu darbą, negu išdidžiai laikytis ir neturėti maisto. Kągi, mėly vaikučiai, o šį vakarą jums linkiu saldžių sapnų. Labanakt.